ką, sezono pradžia, Antanai? Taip, Kaip taip. sekasi? Labai neblogai. Mes dabar įsikūrėme kairiajam Nemuno krante, tai Kas dėl puikiai Daugodiškio? jo, lyg ir ne naujas regionas, bet atsiranda nauji klientai, kiti pirmą kartą plaukia, tai visai Tai vasara neblogai. smagi? Vaikai, mokiniai, įvairiai. Smagi vasara. Bet va dabar esame skrituliais prieplaukos. Nebeliko pontono, kur jis, va visi klausia, kur laivas, kur pontonas, kur prieplauka. O tai kur dabar yra? Mes čia 5 metus buvo mūsų uostukas. Žmonės buvo pripratę, žinoję, kad laivą Biseną čia galima rasti. Ir dėja, šiemet sužinojom pavasarį, kad pontonas nebus atitemptas jau čia. Ir atidavė jau Sakot, valdžios kad, sprendimu Jurbarko privatiems tiems kateliukams. sakot, kad 5 metus čia buvo jūsų prieplauka, bet kiek girdėjau, tai jūs nuomavote tą prieplauką. Taip, jau teko nuomoti. Nu, tokios sąlygos įstatymė, mes nelabai turėjom pasirinkimą, čia norėjom būti, nes čia puoselėjom tokį turizmą, į tą aikštelę norėjom atgaivinti, nes jinai buvo, nu, kaip ir dabar matote, Apžėlusi. negyva, jo. Į šitą, turėjom tokį, girdėt gal, aikštelį stovėjo kipšiukas toksai vadinamas, Maitinimo. jo Vagonėlis. maitinimo vagonėlis, kuris Ar jūs, Antanai, ir Gelgaudiškį Panemunės prieplauką taip pat nuomojat, ar Ne. kitom sąlygom ten turite? Jo, labai gerom sąlygom. Čia kaip parama verslui, nieko nereikia mokėti, jie patenkinti, kad mes esame, kad irgi reklamuojame Tekių rajoną. Kasgi skiriasi? Nemunas atskiria ir vienoj pusėje reikia to verslo, kitoj pusėje kaip ir nereikia to verslo. Ar Valdžios čia reiktų požiūris, suprasti? tiesiog valdžios požiūris. Vieniems reikia to vandens turizmo, kitiems tiesiog nereikia. Nematom. Taip dabar reiktų pasakyti, išlošėt ar pralošėt, kad atsidūrėt antroj pusė Nemuno? Šiaip aš kai Jurbarkietis, tai nusiminęs, aišku. Aš norėjau šiemet iš Jurbarko plaukti, mes buvom būtent su tokių merų Pačio miesto prieplaukos. Raimondu buvom pernai pastatėm kartu, čia mes kaip konsultantai buvom. Ir Šakių savivaldybė pastatė prie Sudargo piliakalnio prieplauką. Jo pirmą Norėjote kartą plaukti ten, Taip. ne? Norėjom atidaryti visiškai naują maršrutą. Jurbarkas, Sudargo piliakalniai, Smalininkai. Gal sustojimas Greičių ten norėjo, kad tie visi poilsiautojai greičius grįžti į Jurbarką. Bet kai iš Jurbarką mumis kultūringai jau, kaip sakant, nepageidavo, tai mes priėmė mielai į Gelgaudiškį. Gal jūs galite išduoti paslaptį, kam Jurbarke taip labai prireikė tos pilies prieplaukos fontono? Kas čia atsitiko, kiek daug laivų atsirado? Noriu čia pavardžių minėti, bet tiesiog taip matytis. Atidavė privatiems grynai tie, kurie gal plauks 1-2 kartus per vasarą, bet jų kateliukai ten stovi, užima vietas ir Reikia vietos kateriams? nu, jie tingi tampyti su priekaba automobiliu, matot, Gelgaudišky yra slypas vadinamas, nusileidžia. Bet ir Jurbarke yra, Irgi yra, bet jos nuleido ir pavasarį nuleido, rudenį pasiėmė, mažiau. Nu tai gal, Mūsų sąskaita. geros vasaros. Ačiū labai.